permąstot sezoną? Na, nėra džiaugtis kuo dideliais sportiniais laimėjimais šį sezoną, bet vis tik šitą pasiekėme. Visų pirma, patikrinom savo vyrų ištikimybę komandai, kas buvo labai svarbu, kad jie vis tik tai supratė, kad esame sunkiai padėtyje, jos dar nepasiekino ir vis tik stengiasi išbūti iki galo ir kiek įmanoma kovoti. Ir tai yra didžiulė pergalė. Ir antras dalykas, vis tik tai labai džiaugiamės, kad nors ir gal truputį vėlokai mums, bet geriau vėliau negu niekada atėjo ūkio bankų valdoma investicinė grupė, pono Romanovo asmenybė. Ir aš galvoju, kad čia yra irgi didžiulis laimėjimas ateičiai ir tie vyrai, kurie iškentė labai sunkų sezoną, galės tikėtis geresnių laikų. Turbūt per anksti dar kalbėti apie komandos sudėtį, bet galbūt jeigu jūs mėgate postą, kokių žaidėjų galėtų? Na, čia jūs gerai pastebėjote, tikrai anksti, nes ir mano ateitis dar nėra aiški, vis tik tai neturėjom dar fiziškai laiko su komandos savininkai susėsti pakalbėti. Vienas praleido Ispanijoje susitikimą su Eurolygos vadovai, tik grįžo. Mes turime savų kaip komandai įsipareigojimą, aplankėme mokyklas ir įvairiuose renginiuose dalyvaujam, kur nebuvo laiko sezono einant į pabaigą. Ir aš galvoju, kad pradžioje savaitės žinosim daugiau ir, kaip sakant, tada bus galima ir su jums pasikalbėti. Treneri, pastebėjom, kai buvo įteikinėjami Lietuvos ryto apdovanojimai, žalgiriečiai, krepšininkai nebuvo. Ar Na, aš nežinau, ar čia provokuojantis klausimas ar ne, bet aš nesiruošiu prieš apdovanojimo ceremoniją jiems individualiai pasakyti, kada reikia plot, kada nereikia plot. Čia yra kiekvieno žmogaus reikalas, jeigu jie tai skaitė, kad taip reikia daryti, tai padarė, paskaitė, reikia paklot, paklojo. Čia aš to dalyko tikrai nesureikšminu.